Tai mes kolegos, tik aš dirbu su mirusiais. Kas tai per profesija? Tai ne profesija, greičiau pašaukimas kaip kunigo. Filosofas. Tam tikrą prasme taip. Apie žmogaus vidų žinau viską. Aš patologas. Tik niekad nesuprantu, kas patologiško yra mirtyje. Tai tokie pat natūrali kaip ir gyvenimas. Tai jūs skrodžiat žmonės? Suaugę ne mano sfera, aš užsiimu vaikais, daugiausia naujagimiais arba negyvagimiais. O kas tie negyvagimiai? Negyvagimiai? Tie, kurie žuvo iki gimimo arba mirė gimdymo metu. Turbūt nelengvas amatas, taip? Kolegos mane vadina Leos Kirdikas, bet aš nepykstu. Leos Kirdikas, aš prisiminiau. Aš apie jūs girdėjau. Turbūt prasta rekomendacija. Kodėl? Mano kabinete moteris pasakoja labai daug dalykų apie vyrus įvairių. Tai gal ir aš kada užeisiu, būsiu nelengvas pacientas. Tarp kitko keletas detalių. Esu įsiskyręs, o buvusi žmona neleidžia susitikti su vaiku. Kodėl? Jis įkalusi savo kvailą galvą, kad nuo manęs trenkia lavonais. Bet juk tie kūdikėliai tokie bekvapiai, lyg skrostum angelą. Ačiū. Man jau laikas eit. Tavo gražios akis. Tai galėtum nepagailėti pinigų geram kirpėjui. Ačiū. Prašom. Aš neturiu savo laiko. Ir tikrai aš negersiu vyno, ačiū, aš pasigersiu. Nepasigersi. Aš irgi neturiu savo laiko. Tarp kitko, būtumėm nebloga pora. Mes pora? O kodėlgi ne? Ne. Aš turiu vyrą. O man atrodo, kad tu jau seniai nebeturi. Jis kažkur pasimetė. Galbūt. Bet aš nieko nenoriu keisti. Be reikalo. Čia mano adresas. Mes kiekvieną šeštadienio popietę susitikinėjame čia parke. Labai šauni kompanija, kviečiu. Kokia kompanija? Belgo vyganis, vokiečio vyganis, Vytelšnauceris, Kolė. Aš neturiu šuns. Nusipirk. Gerai. Iki.